Šanti, šanti, šanti. Sveiki atvykę į satsangą. Kas yra aš? Tai kūno sąmonė. Bet ar ji yra tikra, jeigu jūs galite aprėpti savo sąmoningumu ją ir įsisąmoninti, argi ji yra tikra. Individuali, nepriklausoma, autonominė asmenybė yra išgalvota. Tai galite patikrinti savo sąmoningumu save aprėpę. Jeigu jūs įsisąmoninate ją, argi ji yra tikra. Išsivadavimas iš individualios asmenybės suteikia tiesioginį matymą, suvokimą ir gebėjimą priimti. Jūs tiesiog nustojate trukdę savo kaip sąmoniai veikti. Jūs tampate pačiu savimi. Tai vyksta spontaniškai. Jūs nesate tai, ką galvojate, ir netgi nėra jūsų mintis ir galvojimas jūsų. Jūs esate tai, kas yra virš viso to. Kitaip tariant, sąmonė. Tai, ką savo protu įsisąmoninate, kaip save, iš tiesų nesate jūs. To, ką laikote savimi, tiesiog nėra. Yra sąmonė. Ir ši sąmonė yra visur.
To, kas vadinama mintimis, reikia aprėpti pilnai tam, jog nuo jų išsivaduotumėte. O išsivaduoti galite suvokę save tokį, koks esate, kaip išgalvota. Sakyti asmenybei, jog ji yra išgalvota, galima ir reikia, nes tai, kas vadinama nepriklausoma, autonominė, individualia asmenybė, nedaloma, tai, kas vadinama individualia, nepriklausoma, autonominė, nedaloma asmenybė, iš tiesų yra išsigalvojimas. Ji yra sugalvota. O tai, kas yra iš tiesų, yra sąmonė. Minčių procesą reikia nuraminti tam, jog jūs būtumėte imlus priimti. Ir tai yra atliekama koncentracija į save. Tai vyksta taip, jog jūs gerinate priėmimo procesą, koncentracija į save, į tai, kas jūs esate, o galop suvokiate, jog tai, į ką jūs koncentruojatės, to tiesiog nėra. Ir tada išsiskleidžia sąmonė. Sąmonė, kuria jūs visada buvote. Ir esate, ir būsite. Nurimus protui, koncentracija į save, jūs
pradėsite jausti tai, kas jūs iš tiesų esate. Ir tai, kas jūs esate, yra neribota sąmonė. Bet jūsų protas yra uždengęs nuo jūsų realybę. Dėl to ir yra praktika, koncentracija dėmesio į save, vičara, tam, jog jūs suvoktumėte individualią asmenybę, tokią, kokia ji yra, kaip išgalvota. Ši praktika taip pat ir yra dar gydomoji, nes jūs, kada pradedate koncentruotis į tai, kas jūs esate, ištraukiate savo dėmesį iš aplinkinių ir to pasekoje susigrąžinate tai, kas buvo jūsų ir tai, kas yra jūsų. Ir jums grįžta jūsų energija. Dėl to, ko gero, vičara ir yra laikoma taip pat dar be prašvitimo dovanojimo dar ir gydomąją praktiką. Kaip jinai yra atliekama taip, jog dėmesį jūs laikote koncentruotą į tai, kas jūs esate. Ir praktikos pasekoje galiausiai jūs išsivaduojate iš individualumo į sąmonę. Į tai, kas yra sąmonė, ir tampate sąmonė. Į tai, kas yra neribota sąmonė, ir tampate neribota sąmonė. Ji taip pat dovanoja ramybę ir mokina jus naudotis savo protu kaip instrumentu, o ne būti juo. Po prašvitimo protas tampa jūsų instrumentu, o tai, ką jūs laikėte savimi, evoliucionuoja į neribotą, absoliučią, nepaliestą sąmonę. O tai, kas yra individuali, autonominė, nepriklausoma asmenybė, iš tiesų yra tiesiog išgalvota. Kodėl sakiau, jog
jog protui nurimus jūs tampate sąmonę. Dėl to, jog protui nurimus jūs tampate imlus. Jūs galite suvokti, kaip vėjuotą dieną banguotame ežere valtis bus nunešta į šalį, o kai vėjo nėra, valtis stovi vietoje. Taip pat yra ir su protu. Kai protas ramus, jūs esate imlus ir gebūs priimti. O jog protas būtų ramus, jūs turite dėmesio koncentraciją laikyti ant savęs, tam jog jūsų protas neklaidžiotų po pasaulį, o būtų jūsų instrumentu. Ir kas iš tiesų yra tas pasaulis? Jeigu jis yra judantis, argi tai nėra tiesiog filmas? Argi tas pasaulis nėra tiesiog mintis? Čia mes jau imame atmavičarą. Atmavičarą, kada jūs koncentruodamėsi į pasaulio energetinius laukus, suvokiate pasaulį toks, koks jis yra, kaip mintį. Kodėl mintis? Argi pasaulis nejuda, argi jis nesisuka aplink savo ašį? Ir jis turi dar energetinius laukus, kauzalinius laukus, kurie ir nukreipia į tikrąją pasaulio prigimtį, į tikrą to minėto pasaulio prigimtį. To pasaulio, kuriame jūs gyvenate. Bet kas yra tie gyventojai ir tas pasaulis? Jeigu visas tas pasaulis yra besisukantis aplink savo ašį ir turintis energetinius laukus ir dar netgi kauzalinius. Tiesiog mintis, minties forma. Ir tai yra būsena samadhi arba bhakti marga, arba gal netgi
kalpa samadhi. Arba dar kitaip, bhakti marga. Tai yra išsivadavimas ir tai yra laisvė. Galbūt, jeigu nėra to, kas vadinama pasauliu, jūs jį suvokiate kaip mintį, kaip minties formą, galbūt tada nėra ir žodžių, o yra tik tai, kas jūs esate sąmonė ir neribota sąmonė. Tiesiog tyla. Tyla ir jūs esate tyloje. Ir ta tyla jūs apsupa. Ir kas tada yra toje tyloje, galbūt ten išvis nieko nėra. Ir iš tiesų ten yra tai, kas vadinama sąmonė. Sąmonė neribota, absoliučia tobula sąmonė. O tai, kas yra individuali, autonominė, nepriklausoma, egoistinė asmenybė, yra išsigalvojimas. Yra išgalvota ir tiesiog nereali. Tai yra išsivadavimas iš materijos, taip vadinamos majos. Ir tai yra palaima, tai yra laisvė. Kai jūs suvokiate pasaulį tokį, koks jis yra, kaip minties forma. Kaip minties forma, kodėl minties forma, argi pasaulis nejuda. Tai yra įrodyta jau seniausiai daugelio mokslininkų. Taip girdėjau sakant vieną prašvitusi meistrą, jog jau yra įrodyta, kada
šnekėjo apie pasaulio prigimtį. Tada patvirtino, jog tai yra įrodyta. Ir tai galima tikrai įrodyti tiesiog pačiam suvokus, jog pasaulis, kuriame jūs gyvenate, sukasi kartu su jumis aplink savo ašį ir jis turi dar energetinius laukus. Tada jūs dėmesį pervedate į energetinius laukus ir suvokiate pasaulį toks, koks jis yra iš tiesų savo šaknyse. Suvokiate jo prigimtį, jog jis yra tiesiog minties forma. Besisukanti minties forma. Ir tai yra Bhakti marga, prašvitimo būsena. Ir kada jūs dar suvokiate savo egoizmą kaip išgalvota, tada jūs esate laisvas nuo pasaulio, kuris buvo jūs kankinęs, ir nuo savo egoizmo. Kas tas pasaulis yra, argi jis nėra tiesiog minties forma. Jeigu pasaulis sukasi aplink savo ašį, galite pabandyti pažiūrėti į pasaulį iš oro, tiesiog pašokę savo kambaryje į orą, pabandyti suvokti, kas yra po jumis, ir suvokus, jog visa tai sukasi aplink savo ašį ir dar turi energetinius laukus, visa tai turėtų jums suteikti tikrą suvokimą ir prašvitimą, jog tai yra tiesiog minties forma. Minties formos taip pat būna besisukančios ir apie tokią mes šį pasaulį, šią minties formą ir diskutuojame. Ir tai iš tiesų tai yra minties forma. Tada jūs tampate laisvas. Ir pradedate nurimti savo jausmuose ir savo savybėse. Jums ateina suvokimo aiškumas, laisvė ir kitaip tariant, jūs tiesiog tampate prašvytas. Bet čia yra pirmi žingsneliai į tai, kas vadinama prašvitimu.
Po to dar tiesiog jums reikia suvokti kosminius objektus kaip tokias pačias minties formas, kaip yra mūsų pasaulis. Ir tai yra jau išsivadavimas iš kosminės vergovės, kosminio kalėjimo, kosminės iliuzijos. Išsivaduojate dar ir iš kosminės iliuzijos. Ir jūs suvokiate tai, jog mirtis, laikas tai yra tai, kas iš tiesų yra jau nugalėta. Suvokiate, jog jūs esate virš viso to. Jūs iš tiesų esate viskas. Ir jūs esate sąmonė. Kaip dangaus skliauto nėra atskirti debesis, plaukiantis jame, taip jūs nesate atskirtas nuo jūs supančių, mylinčių žmonių. Mes visi kartu su visais esame viena. Mes visi kartu esame bendrame sąmoningume su aplinkiniais. Viename sąmoningume. Taigi nuraminkite savo protą, dėmesio savo koncentraciją į save, sukoncentruodami dėmesį į save. Ir būkite tame, kas jūs esate, savo tikrojoje prigimtyje, tai, kas jūs esate iš tiesų. Aš ir tu esame viena. Ačiū, jog buvote satsange. Susitiksime kitame. Šanti, šanti, šanti. Iki.